Gerbiami kolegos, kalbėsiu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos vardu. Pristatomas projektas liudija, kad ir toliau mes sistemingai ujame į paribių savo lietuvišką gimtąjį žodį. Tik jau ne okupantų, o savo rankomis. Išskėstomis rankomis skubame ne į rusifikavimo, o į anglėjimo glėbį. Šįkart pavyzdį parodė Seimo sveikatos komitetas, kuriam vadovauja konservatorius ponas Antanas, kuris, man regis, puikiai supranta ir jam nereikia įrodinėti tautinės tapatybės elementų saugos svarbos. Deja, komitetas, kiek abejodamas ir šiek tiek išgirdęs mano argumentų, pritarė šitam projektui. Keisčiausiai, kad Seime Teisėkūros institucija komitetas siūlė tiesiog netaikyti kelių galiojančių įstatymų, net Lietuvos Respublikos konstitucijos 14 straipsnio nuostatų, galiojančių visam viešajam Lietuvos gyvenimui, tarp jų ir sveikatos sistemai. Dar keistesnė ir Seimo teisės departamento išvada, kuri tarsi pražiūrėjo, nematė, neišgirdo visai kompetentingų mūsų kalbininkų komisijos vadovaujamos Violetos Meiliūnaitės rašto, kuris irgi pritarė mano minčiai, kad nereikia pritarti, nes netitinka įstatymų. Na, aišku, čia yra numatyta sąlyga, kad pagrindinė esmė, kad medicinos priemonės, instrukcijas galima pateikti ir angliškai. Tai nereikia visai lietuviško varianto. Jeigu eisime tuo keliu, manau, kas galėtų paneigti, kad jau ateityje, perkant naują žoliapjovę ar bulvių tarkavimo mašiną, neberasite lietuviškų instrukcijų. Nes einame tuo keliu. Na, nacionalinė teisė šiuo metu numato, kad gamintojo pateikiama informacija etiketėje turi būti parašyta lietuviškai. Deja, įstatymo pataisų teikėjų geležinis argumentas, kad angliškai puikiai moka kalbėti visi gydytojai ir medicinos priemonės naudojantis specialistai. Dar toliau, komitete tiesiog buvau paauklėtas, kad aš diskredituoju gydytojus, medicinos priemonės naudojančius ir abejoju jų kompetencijomis. Bet aš nesuprantu, ką darys tie specialistai, kurie, pavyzdžiui, geriau norėtų pamatyti aprašus prancūziškai ar vokiškai, o ne angliškai. Tai vienas dalykas. Ir aš nemanau, kad vertimo buvimas ar ne lemia šitų medicinos priemonių patekimą ar ne į Lietuvos rinką. Dievuli brangus, jeigu randame 100 000, o kartais milijonus brangiai aparatūrai įsigyti, tai juokingai skamba argumentas, kad nerasime kelių šimtų eurų instrukcijoms aprašams išversti. Ir ypač svarbi yra sveikatos sritis. Sveikatos sistemos erdvėje negalima rizikuoti žmogaus sveikata ir gyvybė, kur nesupratimas ar vertimo riktas gali baigtis tragiškai. O šiuo metu galioja bent keli įstatymai ir net Konstitucijos 14 straipsnis. Kad būčiau objektyvus, vieną iš jų galiu trumpai pacituoti. Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės, raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansinius, techninius dokumentus tvarko lietuviškai. Tai kokio velnio mes veliamės į ginčus ir įstatymus leidžiančioje institucijoje, Seime, ir bandome juos apeiti bei pažeidinėti. Gerbėmieji, kas galėtų paneigti, kad subjektyviai ir nemotyvuotai daroma skirtis tarp medicinos priemonių vartotojų ir pacientų, sveikatos priežiūros specialistų yra ginami
tik medicinos priemonių gamintojų, jų atstovų tiekėjų interesai. O yra išlyga, kur parašyta, kad jeigu įstaiga, tai yra medicinos įstaiga, nesutinka, ji gali samdytis vertėjus ir verstis. Tačiau tada įvairiuose miestuose sveikatos priežiūros centrai, kitos įstaigos, gaus dar vieną finansinę administracinę naštą ir vertimo kokybę, nežinau, kas atsakys už vertimo kokybę. Ir norėčiau atkreipdėmėsi į vienos Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros vadovės praktikės įsakytą man pastabą, kad būtina suvokti, kad medicinos priemonių terminija yra paini, sudėtinga, kintanti ir šiuo metu galiojanti taikymo praktika tiekiant medicinos priemonės profesionaliems vartotojams yra pagirtina ir mes jai pritarėme. Suprasčiau, jei šio įstatymo reikalingumą suprasčiau, jeigu tai vyktume ir gyventume užsitęsusios pandemijos metu, ekstremaliomis situacijoms, kada reikia skubiai pasaulyje rasti medicinos medžiagų, instrumentų, kitų priemonių, bet dabar to nebėra. Ir jeigu mes priimsim šitą įstatymą, tai atversim Pandoros skrynią kaip su 3 raidėm. Kai Seime priėmėm sprendimą įteisinti 3 svetimas raides, o paskui jau buvo tik technikos dalykas eiti toliau, kai vyriausybės posėdėje buvo priimtas, pavyzdžiui, leidimas įteisintas raides ir įmonių pavadinimus ir panašiai. Taigi, kviečiu nepritarti šitam siūlymui, nes mes toliau iš vartosenos gujame savo gimtąjį žodį, kurį saugoti nurodo ir Lietuvos Respublikos konstitucija. Ačiū. Gerbiamas Andriau, pratęsiu jūsų pasisakymą. Taip, aš ir komitete pajuokavau apie tai, ką jūs paminėjot. In via est in medicina via sine lingua latina. Tai čia būt galima apie tai diskutuoti. Tačiau, gerbiami kolegos, akivaizdu, kad traktoriumi brukamos įstatymo šitos nuostatos neturėtų būti priimtas, o pasiūlytas teisinis reguliavimas, manau, yra perteklinis, prieštaraujantis teisėkūros teisingumo ir proporcingumo principams, pažeidžiantis konstitucinę normą, ginantis tik medicinos priemonių gamintojų, jų įgaliotojų atstovų, importuotojų interesus. Ir gerbiami kolegos, kas galėtų, man atsakyti, kokios priežastys, kad mes iš Seimo tribūnos, komitetuose, komisijose, konferencijose, šventėse, susitikimuose su gyventojams tarsi demonstruojam meilę gimtajam žodžiui, o kai kada savo įstatymo teikimais čia salėje, tam prieštaraujam ir žeminam tą savo gimtąjį žodį ir jį ujam į paribius ir siaurinam vartoseną. Taigi kviečiu nepritarti šitam projektui. Gerbiami kolegos, nelinksmai pasakysiu, tai apsidžiaugtų, tai girdėdamas, kas vyksta Seime, žmogus nepopuliaria pavardė. Tai yra gubernatorius Muravjovas, kuris žudė, korė mūsų tautiečius, draudė raštą, raides, tačiau tas jam nepasisekė. Deja, dabar pasukam kitų kelių, bet Muravjovas, ko gero, karste džiaugiasi, kad jam pasisekė jo pradėti darbai.